Sveikučiai. Seniai buvau pas jūs išėjusi. Truputį buvo tokių įvykių mano gyvenime. Buvo 3 košmariškos savaitės, per kurias mes kovojom už Pumio gyvybę. Ir pralaimėjom šitą kovą. Taip, Pumis išėjo. Anksčiau nenorėjau filmuoti. Dabar net akis jau ašaroja. O anksčiau, jeigu būčiau filmavusi, tai būtų ašarų pakalnė. Dabar kažkaip viskas jau nulėko. Jau beveik savaitė, kai Pumio nėra, jau kažkaip apsiprantu. O pirmom dienom tai pavaikšto galvoju, o kur mūsų Pumis? Kodėl jis prie manęs nepribėgo? Paskui, oi, taigi jis jau nebeateis. Jis jau nebeužmurks. O buvo taip. Prieš kokias 3 savaitės aš jau pastebėjau, kad Pumiukas kažkaip toks vangus pasidarė. Padūksta pasėdi. Ir mes kažkaip apeliavom, kad buvo karščiai pas mus. Ai, karšta, visi mūsų katinai išvėpė ir jisai toks pavėpęs. Prabėgo kiek laiko ir Gabrielė atvažiavo, sako, Pumis kažkoks netoks. Ir nuvežėm pas gydytoją. Vis dėlto galvom, bus, nebus, patikrinkim, nes jis ligoniukas pas mus, patikrinkim dėl savo ramumo, bus, nebus. Vežam, nuvežėm pas gydytoją, padaro kraujo analizus, sako, baltieji, pas jį yra leukemija, šitą parazitiška liga, neturėjimas imuniteto, pasižiūrėjo kraują ir pasakė, analizai labai silpni. Pradėjom eiti lašalinių kursą, vaistai, antibiotikai, praėjo tam tikras laikas, kažkiek tai visai nedaug pastatė tų lašalinės, kiekvieną dieną ėjo, vaistų kursas ėjo, gal po poros lašalinių vėl daro kraujo tyrimą, jis dar blogesnis, jis iš vis nepasitaisė, kiekvieną dieną blogin ir padarė echoskopiją jam. Ir atsivėrė visas vaizdas. Inkstai pakitė negrįžtamai ir kinta. Kiekvieną dieną jam kito jau nebegalėjom sustabdyti. Inkstai, kepenyse rado kažkokias tai užuomazgas, įtarė, kad auglys, kad vėžys. Viduriukose irgi vandenį surado kažkokį tai pakitimą. Ir gydytojai pasakė, mes nebeduodam vilties. Tiesiai šviesiai sakė, būkim teisingi, kad netemti iš jūsų pinigų. Nebeduodam vilties. Mes dar bandėm klausti, gal dar kraujo perpėlimą padaryti, gal į stacionarą guldyti, kažką daryti. Gydytojas sako, galim, bet sako, tai tik 2 dienom jau pratęs. 2, o gal ir mėnesiui. Sakė, jau procesai organizme vyksta negrįžtame jau. Ir jis taip staigiai. Anksčiau būdavo, nuvažiuoji į polikliniką, praeini antibiotikų kursą, praeini gydymo, ir jis vėl gyvas, sveikas, viskas tvarkoj, o dabar nebeišplėšėmės jo iš mirties. Ir tas 3 savaitės jis pas mus buvo merdinami, kol dar mums davė namie antibiotikus, aš pati susileisdavau jam kiekvieną dieną po 1 ir nuskausminančius davė, girdydavom. Jis dar iš pradžių buvo guvus, dar suleido antibiotikus, dar pabėgioja, dar paždykauja su kitais katinais. O paskui dienom matėm, kaip jis silpo. Ir kiekvieną rytą mes keldavomės ir nebebuvo jau ką tikėjom į stebuklą. Tikėjom į stebuklą, kad atsikelsim ir jis vėl pradės valgyti, vėl pradės bėgioti. O iš pradžių dar jisai kažką valgydavo, dar kažką knibinėjo. O paskutiniais savaitę iš vis net prie maisto net neprisilietė, net dar vandenuką kartais atsigerdavo. Mes jį buvom pradėję su švirkštų buljoną, vištienos virdavo tokį gerą, tokį stiprų buljoną, girdydavau. O paskui jis jau išpurkšdavo net šito nepriėmė jau. Ir kiekvieną rytą keldavomės ir tikėjom į stebuklą. Atsikelsim, jam bus geriau. Atsikelsim, netikėjau iki paskutinio momento. O paskui
kiekvieną dieną silpnin jau matėsi, kad jam skausmai ir aš negalėjau to savo egoizmo nugalėti. Vat paimti draugą ir nuvežti eutanazijai. Reikėjo rasti savyje jėgų, reikėjo rasti. Ir pamačiau, kaip jam skauda, ir su vyru sakom, vežam. Ir jis jau pats žiūrėjo tokiom akim, jau nematančiom akim žiūrėjo, nes jis inkstai, kai skauda, visi žinot, kaip skauda. Gal ir kepenys skaudėjo, nes augliais jau buvo. Ir savom rankom nuvežiau draugą. Su vyru nuvežėm. Ir nebėra namuose to murkaliuko. Nebėra to gyvo, nebėra to draugo, kuris mums padovanojo tiek džiaugsmo, tiek meilės, 100-eriopai daugiau negu jis pats svėrė. Ir taip dabar ten nubundi. Jau susitaikiau su tą mintim, gal jam dabar ir geriau. Susitaikiau su tą mintim, kad ryte jis mane nebeužmurkš. Jis kiekvieną rytą pas mane ateidavo, prieina, aš dar miegu, bet aš apsimetu, kad miegu. Jis man pak su letenyte į žandą. Kelkis. Ir kaip laikrodukas, 7 po 7:05 jis visada ateina mane žadinti. Amurkdavo kaip. Tai vat, kad šitą savaitę gyvenom kovoje už gyvybę, nenorėjau nei filmuoti, nei ką rodyti, tokia depresija buvo toks. Buvo tik viena mintis, kad tik Pumai pasisektų, kad tik ateitų tas stebuklas jam. Gyvenimas yra toks. Ne visada būna stebuklai, kurie. Na, aišku, mes žinojom, kai mums padarė tą tyrimą, jau pasakė diagnozę, mums reikėjo vis tiek susitaikyti anksčiau ar vėliau tai tas atsitiktų. Jeigu jis būtų pragyvenęs kokius 5-6 metus. Jis išvis, mes prie jo antiek dabar prisirišom per tą 10 mėnesių, o jeigu jis dar būtų pragyvenęs 5, tai dar būtų sunkiau su juo atsisveikinti. Kiek jis mums per 10 mėnesių džiaugsmo padovanojo. Va tokiom liūdnom gaidom aš pas jūs ateinu ir aš šitą video padarysiu tokį liūdną prisiminimą apie Pumį. Įdėsiu jo nuotraukas, jo video. Tegu lieka jis mano dienoraštį, kaip mano draugas. Pats geriausias draugas, kuris niekada neišduos, neapvils, kuris kaip jam bebūtų džiaugsis tavim. Tai kad pažiūrėkim kartu, kas buvo, koks geras, nuostabus mano kačiukas, Pumiukas. Daugiau nebešnekėsiu, nes apsižliauksiu. Tai kad toks mano video, jeigu ką ir taip nuliūdinau, tai jau nepykit, bet tai yra mano gyvenimo dalis ir aš noriu, kad jie būtų čia. Iki sekančių video, draugai. Тихо все вокруг стало, и душа уже не плачет. Что же это может значить? Финал. А вчера душа болела, даже больше, чем ревела. Но гораздо хуже пустота. Если бы не было этой правды, если бы не было на грабли дважды, если бы не было этой боли, то все могло бы быть иначе.
красивой бывает боль, она рождает песни, и я без сущей лести благодарю ее. А вчера душа болела, и о многом сожалела. Подойди, обними ее. Если бы не было этой правды, если бы не было на грабли дважды, если бы не было этой боли, то все могло бы быть иначе. Эй, если я миру прокричу, как сильно я тебя люблю, меня услышат небеса, я отвечаю, они все знают, они все знают. И даже если прошепчу, как сильно я тебя люблю, меня услышат небеса, я отвечаю, они все знают, они все знают. Если бы не было этой правды,